Sveiki visi, su jumis MG Gaming, sveiki atvykę į mano gaming setup atnaujinimą. Iš tikrųjų labai daug kas jame pasikeitė, tai daug kas iš jūsų norėjote pamatyti iš tiesų, kas jame būtent pasikeitė, tai būtent tai dabar jums ir aprodysiu. Žiūrim. Tai štai kaip atrodo mano naujasis gaming setupas, na ir dabar metas apžiūrėti kiekvieną jame esančią detalę. Taigi, pradėkime nuo komponentų, kurių pagalba aš žaidžiu žaidimus. Tai pirmasis iš jų yra mano pelė, jos modelis yra Logitech 502. Man asmeniškai yra pati patogiausia pelytė, kurią aš esu gyvenime naudojęs, nežinau, galbūt esate naudoję ir geresnių, bet asmeniškai man jinai žiauriai patinka. Jos kaina tikrai, sakyčiau, nesikandžioja pagal jos turinį ir manau, kad tikrai galbūt netgi ir jums kažkam jinai patiktų. Mousepadas, ant kurio žaidžiu, tai yra SteelSeries. Jeigu neklystu, tai yra M dydis, realiai tai tik dydis ir skiriasi, realiai jie visi yra kaip ir vienodi. Sekantis komponentas yra mano klaviatūra, jinai yra Aula firmos, V-Fire modelis. Ši klaviatūra yra membraninė, tačiau pagal jos kainą ir pagal jos kokybę jinai yra tikrai labai puikiai ir gera. Man jinai puikiai tarnauja ir manau, kad dar tarnaus tikrai visai netrumpai. Asmeniškai pasidėti, štai šitos vietos, jos yra plasmasinė, bet pasidėti rankai žaidžiant žaidimus yra tikrai labai patogu ir tikrai man labai patinka. Kaip jau tikriausiai pastebėjote, vienas iš didžiausių mano gaming setupo atnaujinimo komponentų yra būtent šis naujasis monitorius. Priminsiu, mano senasis monitorius yra LG Flatron M2380D. Jis yra Full HD ir tikrai man puikiai tarnauja. Nu ir antrasis mano monitorius yra BenQ firmos GL2460 modelis. Monitoris iš tiesų yra labai patogus, labai geras. 1 colį, jeigu neklystu, didesnis už mano senąjį monitorių. Šis monitorius yra 24 colių, šis yra 23 colių, bet iš tikrųjų skirtumas nelabai jaučiasi, bet man tikrai abu šie monitoriai labai patinka ir labai puikiai tarnauja. Tai ši kamera, kurį jūs matote dabar savo ekranus, yra Logitech G930. Ja įdėsiu į dešinį ekrano kampą, o kairiame ekrano kampe bus kameros pavadinimas, su kuriuo dabar filmuoju šitą video. Komponentas, su kuriuo girdžiu visus žaidimų garsus ir kuris man tikrai padeda sukurti labai puikią atmosferą žaidžiant tiek siaubo, tiek visokiausius kitus žaidimus, CSGO ir visą kitą. Tai yra Razer Kraken Neon, jeigu neklystu, štai taip vadinasi šios ausinės, tai yra purple spalva, jeigu kam įdomu. Daug kas sako, kad tai yra rožinė, bet jo, tai yra violetinė, turėtų bent jau būti, bet nežinau kaip iš tiesų, tai štai tokios ausinės. Štai komponentai, su kuriais aš įrašinėjau savo balsą, tai pagrindinis komponentas yra Samson Meteor Mic mikrofonas. Aš šį mikrofoną iš tiesų jau naudoju nuo praeitos vasaros, jau tikrai labai ilgai. Mikrofonas yra tikrai žiauriai puikus, tikrai rekomenduoju visiems, kas neturi labai daug pradinių įnašų ir nori pradėti YouTubinti, tai tikrai labai rekomenduotinas pirkinys. Štai čia yra mano mikrofono stovas, štai taip kaip jis atrodo, jis lankstosi labai puikiai ir tikrai yra labai patogus. Aš neatsimenu jo firmas, iš tiesų paliksiu jo firmą ekrane. Ir štai yra mano pop filtras, na jis iš tiesų nėra kažko labai spūdingas, tiesiog paprastas pop filtras. Ir jo pavadinimą taip pat paliksiu ekrane. Na, o dabar, draugai, pasiruoškite susipažinti su mano gaming setupo pažiba ir pagrindiniu komponentu, su kuriuo aš žaidžiu žaidimus ir kuris palaiko mano gaming setupo gyvavimą. Tai štai apie ką aš kalbėjau, tai yra mano personalinis kompiuteris. Jo visų komponentų tikrai neįvardinsiu, juos visus paliksiu aprašyme ir paliksiu dabar ekrane. Iš tiesų šis kompiuteris aš už jį mokėjau tik tai 670 eurų ir jis man tarnauja visų pajėgumų. Aš galiu su juo žaisti visus įmanomus žaidimus, streaminti visus įmanomus žaidimus. Aš su juo galiu daryti, galima sakyti, viską, ką noriu. Jeigu dar nusipirksim, šiuo metu aš savo setup'e šitam kompė neturiu SSD, bet jeigu dar nusipirkčiau SSD, tai jo, šitas
kompiuteris vežtų tikrai viską ir viską ką geriausia. Tai ką, hebra, tai toks yra mano gaming setupas, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paspausti like ir pakomentuokite, ką manote apie šį gaming setupą ir galite pasigirti galbūt, ką jūs gero turite patys. Visus šio gaming setupo komponentus įmesiu į aprašymą, jeigu norite dar galite nueiti ten, viską perskaityti ir viską pasiieškoti, jeigu norite ką nors įsigyti iš šio gaming setupo. Tai ką, ačiū labai, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš MG Gaming ir susitiksim kitame video. Ate!